Sveiki visi. Šį ankstyvą rytmetį pradėjau kelionę į Kryžių kalną ir trumpai stabtelėjau Jurbarke, kur nuostabus rūkas prie tilto. Šį kartą atvykau į Kryžių kalną. Pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kaip tai atrodo. Šita viena unikaliausių Lietuvoje esančių vietų. Čia irgi galime aptikti Camino Lituano ženkliuką. Kalbant apie Kryžių kalną, jo pradžia, manoma, yra 19 amžius. Tai pradėjo formuotis jis kaip po 1831 metų sukilimo ir vėliau po 1863 ir 64 metų sukilimų žmonės statė kryžius žuvusiems ar dingusiems sukilėliams atminti, nes daugelio jų kūnai, manoma, taip randu informaciją, kad nebuvo rasti. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioj vieta tapo ne tik gedulo, bet ir tikėjimo bei lietuviškos tapatybės išraiška. Kryžiai simbolizavo pasipriešinimą carinės Rusijos priespaudai. Per sovietinę okupaciją Kryžių kalnas buvo laikomas nepageidaujamų religinių ir tautinių simbolių. Valdžia jį ne kartą naikino. Kryžiai buvo buldozeriais verčiami, deginami, teritorija saugoma, ribojamas lankymas. Nepaisant to, žmonės slapta statė naujus kryžius, todėl vieta tapo tylia rezistencijos forma. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 90 metais Kryžių kalnas sparčiai atgijo. 1993 metais jie aplankė popiežius Jonas Paulius II, kuris čia laikė mišias ir pabrėžė vietos reikšmę tikėjimui bei laisvei. Šiandien Kryžių kalnas yra piligrimystės vieta, Lietuvos kančios ir vilties simbolis, turistų lankomas objektas su 100 000 kryžių iš viso pasaulio. Taigi pasivaikščiokim, pamažu artėju prie jo, pažiūrėsim, kaip tai atrodo. Aš kadaise esu buvęs čia, bet ekskursijoje, kai buvau vaikas, tai dabar bus įdomu atšviežinti atmintį. Čionais, kaip suprantu, vakare užsidega šitos lemputės ir turėtų apšviesti visą taką. Nuo pat aikštelės automobilių iki paties Kryžių kalno. Turėtų atrodyti tikrai jaukiai ir gražiai. Šventas Brunonas, vyskupas, kuris 1009 metais kankinio mirtimi įamžino pirmąjį Lietuvos paminėjimą metraščiuose, numatė jos krikščionišką ateitį. Tūkstantmečio suoliukas. Thank you, Lithuanians, for this hill of crosses, which testifies to the nations of Europe and to the whole world the faith of the people of this land. 93 rugsėjo 7 tikriausiai. Jeigu amerikietiškai, tai būtų Liepos 9. Čia gal popiežiaus atsidėkojimas. Taip, kitoj pusėje ir lietuviškai viskas parašyta. Vis tik rugsėjo 7. Padėka lietuviams. Štai kiek kryželių. Tūkstančiai jų čia. Dieve saugok Emilę, Gabrielių ir Izabelę. 23 birželio 24.
Palypėkime šitais laiptukais. Ir aplinkui vien kryžiai visokiausių dydžių. Galima pamatyti įvairių pasaulio šalių vėliavėlių ant kryžių. Štai, man atrodo, Slovakijos MK Travel. Čia man primena, kaip kokioje Meksikoje matytus vaizdus, labai panašu. Kameros stulpo visokių lipdukų iš visokiausių šalių keliautojai palikę. Ir čia vaikštant, štai galybė takučių, kaip koks kryžių miestas, aš pavadinčiau. Šalimais teka upelis. Graži pavasario diena. Gamta šiemet sunkokai įsibėgėja. Buvo labai šalta žiema, snieginga. Pavasaris irgi toks ramus, lėtas, o kėlė. Vaikšto ant didelio medinio kryžiaus. Kaip įdomiai, kokia tai eglių paunksmėje, kryželių pridėta po egle. Galime ir praeiti. O, kiek čia. Ir vėl išlendi į šviesą dienos. Iš po eglės buvusios tamsos. Pasivaikščiojimas tarp kryžių. Įdomi vieta. Šis kryžius jau parkritęs. Ant kito kryžiaus pasirėmęs. Kas yra įdomu, kad visi kryželiai originalūs, labai savotiški, autentiški. O čia yra, galbūt čia vyko popiežiaus pamaldos vedamos.
buvau atvykęs. Šioje koplyčioje šventasis popiežius Jonas Paulius II 93 rugsėjo 7 aukojo šventas mišias. Kryžių kalną jis pavadino apvaizdos dovana palaimos versme žmonių susitaikymo ženklu. O štai čia popiežius buvo Jonas Paulius II ir aukojo mišias. O štai ten tolumoje matosi, man atrodo, kad vienuolynas. Turistų vis daugėja. Girdžiu lenkiškai kalbančius žmonės aplinkui. Šiaip labai rami vieta pasibuvimui. Ypač tokiu gražiu oru. Nesvarbu žmogus tikintis ar netikintis. Malonu čia pasivaikščioti. Tai vat būtų toks mano trumpas pasivaikščiojimas po įžymųjį Kryžių kalną. Viena unikaliausių Lietuvos vietų. Iki kitų kartų.